Šiandien jums parodysiu, kaip pasigaminti skanius varškės blynus, su kuriais ne tik pasimėgausit, bet ir išlaikysit savo kūno formas. Pradedam gaminimą. Tai įsimušam 4 kiaušinius, juos išmaišom. Sekantis dalykas, dedam pusę kilo varškės. Vėl išmaišom. Toliau dedam arba bananus, arba šiuo atveju turiu bananų tyrelę, tai tas pats. O bananus tai 2-3. Vėl viską išmaišom. Galiausiai paskutinis ingredientas tai bus speltos miltai. Šitus tokius naudoju, šiek tiek geresni, tai apie 200 gramų. Ir vėl viską gerai išmaišom. Ir turi gautis tokia masė, ne per skystas, svarbu, kad geriau keptų. Ir pasiruošiam kepimui. Sipilam šiek tiek aliejaus, aš naudoju alyvuogių aliejų ir galim pradėti kepti. Jėvam didelį šaukštą ir dedam. Apverčiam tos mažuliukus. Na štai, tokie gavosi va gražūs blynai. Man asmeniškai užtenka 2 kartam pavalgyti sočiai. Jei mažiau valgantis, tai gal užteks ir 3 kartus. Ir jei nori daugiau Arazos patarimų dėl mitybos, tai parašyk komentarą.